Sveikinu visus su naujaisiais 2026 metais, o dabar pakalbėkime apie naujųjų metų naujoves. Taigi nauji metai, nauji ratai ir žinoma naujovės ir Minecraft'e. Nežinau, kas dar žinote, nes naujienos iš tikrųjų buvo paskelbtos prieš naujuosius metus, bet nuo naujųjų metų keičiasi tai, kaip bus užrašomos Minecraft versijos. Tai kaip ir daugelis turbūt jau pastebėjot, praeitais metais mes turėjome net 1.21.11 versiją, kas, pasikartojo Minecraft'o istorijoje gal tik vieną kartą su 1.7 versija, mes turėjom 1.70. Tačiau nuo naujųjų metų, nuo būtent šių 2026, Minecraft'o versijos užrašymas keičiasi į metų ketvirčius. Tai tiesiog visi mėnesiai esantis metuose dalinami į 4 dalis ir taip natūraliai atsiras pirmasis ketvirtis, antrasis, trečiasis ir ketvirtasis, o taip pat ir bus versijoje užrašomi metai, kas reiškia, kad kita mūsų laukianti Minecraft'o versija bus nebe 1.22, o 1.26 ir greičiausiai 1.26 galbūt 1 arba 1.26.2. Na, o jūs komentaruose būtinai parašykit, ar jums patinka toks naujas užrašymas, ar visgi labiau norėtumėte likti ir geriau suprantate, kaip versijos veikia prie seno užrašymo. Taip pat būtinai parašykite, ką gavote dovanų, kaip sutikote naujuosius metus, būtinai viską perskaitysiu ir keliaujam į naujus metus kartu su Lapinu ir Red Fox Cloud.